Kodėl? Ant šunis mane įkas? Šiandien važiuosim su motociklu, bet tikrai ne šitu, o štai su šitu senoliu. Noriu šiandien ramiai pasimėgauti rudeniu, tai kursime šitą gražuolį, jeigu užsikurs, aišku. Dėgymas, biškį gaziuko, patsasas yra, bandom. Bet labai sunkiai. Kai sunkiai dirba, jau gal nekurtas visą sezoną. Apskas taip. Dirba atrodo. Ką, važiuojam pasimėgaut rudeniu. Šviesas. Čia jau reik pačiam įsijungt, nebe automatinės, kaip ant naujų mocų. Oi, būt šlapia. Varom čia. Bosai kaip žemesnė plaža. Vos tau ir lietuviškas ruduo prasideda. Pelkės. Gražus keliukas. Gaila ne kaimo, nes dar čia miestas. Ir va taip noriu pasivažinėti. Man žiauriai kaifas. Čia mano hobis motociklai. Ir kuo didesnė motociklai yra, tuo įdomiau. Galėjau, sakau, su endurkė čia važiuoti, bet skau nors taip. Tokia Peltas ruduo, kuris tik akmuo, seniai vėlės nustojo. Tylės, prašau, nekentėk. Nu, žiauriai vaibino. O, kaip siaura. Tai va, o, paukštelis. Važiuoju į vieną vietą tokią poilsiauti ten, jeigu bus vietos atsisėsti. Ir noriu papietauti ten. Šiandien ir buvo toks sekmadienis, toks lazy day. Guliu lovoj. Ir galvoju, valgytus norėjau ir galvoju, reikia lėkti. Kažkas gal išlėgė pasivaikščiot, dar kažką. Na, aš vieną savo į Vilkas. Galvoju, varysiu į mišką. Pavalgyti mėsos, o smėliukas. Kur nors kaime, tai toks keliukas būtų koks karvių išvaikščiotas ganykloj. Bet čia karvo, koks rainis. O čia tai miestiečių toks, sakau, čia su dviračiais mėgsta, poligonas, kareiviai treniruojasi. Atsidaryti nieko nėra ir op, batono nepagauti. Vilžimo kanalas. Tai turi būti apleistas tiltas senas. Medžis koks didelis išnukirtas. Taip. Takumą iškrato. Ką? Tradicija. Man čia vis laik ar su dviračiu važiuoju, arba su mocu kokio. Pralisint kojas. O taip, adrenalinas kyla. Neįlėkti. Opa. Pagaliau tylu.
Su baidarė būtų smagiai. O, kaip iš atviruko. Irgi gražu, ramu, tylu. Oi, labas gražuolis. Toj palauk, tau čia negalima, neįnačiau užvažiuoti. Vos nepakliuvau. Medis nuvirtęs. Nu ką, bandysim pravažiuoti. Opa. Gerai, tęsim toliau. Mėto. Kodėl? Taigi ženklų nebuvo, kad negalima. O kodėl negalima? Taigi ženklų nėra. Pirmą reikia pasidomėti, tada atsakyti. Negalima, čia laisvės. Toks senolis, o ne? Atrodo, jam metų daugiau nei man, bet važiuoja puikiai. Senas. Noriu jį atrestauruoti. Ir turėti visam. Man siūlo žmonės už šitą mocą 4 kartus didesnę kainą nei kad mokėjau. Aš nesakysiu kiek mokėjau, bet 4 kartus didesnę. Ir nenoriu parduoti, nes tokį gražuolį. Aišku, senas galima nusipirkti patikimą visą kitą, bet šito motociklo pati emocija ir yra, kad senas toks lemputė šviečia, važiuoji ramiai, kad saugai, prižiūri, nelaužai. Reikia važiuoti toliau. Smėliuko. Nice. Kai norėčiau su baidarė plaukti. O kur kojytė tavo? Ką? Nėra kojytės. Nu ką, kitas kelio ruožas. Vakarė, 11 valandą, kada ten atrodo. Ui, koks šuo parlėkė. Ką daryt? Toj ten parbėgs. Ten šunis mane įkas? Neįkas ten šuo baltas? Geras? Geras tas šuo, neįkas man ten? Gerai. Op. O taip. Nu va, taip ir keliauju po Lietuvėlę. Fainas vyras. Pažiūrėkit, kiek
lapų. Tai kvepia su rudeniu grybais. Kaip nors taip ramiai. Gal net norėtus net nevažiuot, o taip pasivaikščiot. Žalos nepadarysim apart tylaus motociklo. Ir jopy, kur važiuoja, o priekinį ratą pagavo. Atrodo, tai aišku, padangos mano ne endūrinės, ne plendinės, o senovinės. Toks galėtų būti šitų padangų. Norėčiau važiuoti ir žinot, kad per naktį būčiau. Palapinę turėčiau. Nu ką, į savo spotą. Mėtų arbata. Karšta dar, labai geras termosiukas. Mums reikės 200 gramų mėsos. Tada įsidėjau truputį, čia sviestas, įsidėjome agurkėlių jalapeno. Sviestas truputį. Bandelę sviestinę ir čederio sūrio. Ir padažą. Norėčiau pasigaminti padažą pats, bet tingiu. Nu ką, dedam krabo patį. Oi, gal tartarą pasidaryti iškart suvalgyti. Bandelę apskrūdinsim jautienos sultyse po to pašilys. O, kaip skrudo. Kai skaniai bus. Burgeriukas, agurkiukai, jalapeniukai, oh my god, kai aš jau noriu valgyti. Paprastas, bet biškį bandelė.
Nu ką, ragaujam. Amazing. Wow. Žiūrėkit. Vidutiniškai keptas. Kokią ir mėgstu. 200 gramų mėsos. Jautienos. Žiauriai sveikai. Sultis. Wow.